Mes šiandien... Čia tęsinys jau, bet dar Roblox'o jis nekrenta, bet tai vis tiek nesvarbu. Nu tiesiog, dar Roblox'as nekrenta. Aha, tai vat, mes vėl kėlinamėm su Kristupu, kai matote, mes sugalvom, kad mes esam WWE, nu, nežinote. Nu, žinot, šitą sportą, kai mušasi stiprus vyras. Toks boksas, stiprus vyras. Karočią, aš būsiu Džonas Cena, man, ne. Jo, aš Batista, haja! O tu kas būsi Brėjus Vaitas, karočią tu laimėsi. Gal. Raulis. Raulis gal. Aha, rimtai galbūt Raulis juokauja. Nėra tokio Raulio. Mes esam už ringo. Aš tai šoku į ringą. Jei. Kaip matote, jis kaip iššoko į ringą, bando ant 2 ratų pavažiuoti, tipo turi kojas. Kaip matote, mes bandysime visą raundą, kad Golboxas dropins tikrai vienas. Tik vienas, mano manimu. O tuomet būsim antram raunde, tai raunde ir bus gal 4 epizodai. 4, gal. Arba 5, arba 6. Ne, karoči, tiek daug tai atsibos žiūrėti. Girdėjau, maždaug kiek trunka vienas epizodas. Na, žinai, bandicamas 10 minučių, kaip žiūrovai irgi galite pasidomėti, jeigu norite. Rimtai 10. Aš einu į tavo kanalą, pažiūrėsiu. 10. Dabar tai negerai, bet... Ne, į Arno, į mano ir Arno. O skernis, nu aš jau pažiūrėjau. Vienas video... Jūs apsilankykit šitą svetainę, ten bus mūsų visi video sukelti. Kaip matote, Kristupas pasislėpė tvoros. Kažką tik išvažiavau iš ringo. Juokingiausia tai, kad Arnas jau 3 video sukūrė, bet jisai turi vieną tik prenumeratorių. Ir tai yra mane. O aš turiu 15, ne 14 prenumeratorių. Su 3. Ir beje, aš kuriau Roblox video, bet man... Labai neįdomus patikėkis. Ten tik muzika pasileido ir dainuoja ir ten taip stovi vietoj. Vienam video buvo biškį veiksmo. Jos kinas buvo Sangoko. Prop Hunt? Ta kažkokia. Nežinau, ten sakė, yra vipas, skridant tvoras ir filmavo šitos visas mum. Kaip matote, mes dabar kaip per kokias rungtynės kariavom. Man gal geriau pasimsiu šitą dalyką. Karočią, girdi, Banaby atsirado kažkoks toks fanas, tai karočią. Ai, tu minėjau. Matote, mes dabar toks kariaujame. didelis fanas atsirado. Bet gerai, mes dabar nekalbėsime apie Robloxą. Jeigu jūs žinote šitą žaidimą. Robloxas. Robloxas, tai vat, jeigu žinote žaidimą, galite jo pasidomėtis, gal kada nufilmuosime jo video. Aš tai tikrai nebežaisiu to Robloxo, nes mano kompas jo nepavažė ir užlūžta kompas, tai karočią aš buvo su Minecraftu, žinokit. Aš jam labai nepavydžiu, kad jam buvo tas pats su Minecraftu. Ir man tas pats buvo, bet aš naujus indus susidėjau. Man, pavyzdžiui, aš negaliu siųsti žaidimų iš interneto, nes jeigu parsisiųsiu, tai... Tai va, dabar supratome, mes laukiam Golboxą, dabar užmeskam. Nu jau šiaip turėtų greit krist. Aha, jau turėtų šiaip tai būtų. Ne. Dar tik pažiūrėk, koks Battle Found, 235. Vystė, gal tu man duotum pagal Golboxą, ką? Kiek tu turi deimantų? Mama buvo supykus Oskarai. Ne. Ir beje, koks tavo lygis, o koks mano? A, jau Tai va. Nekreipkite dėmesio į mūsų skirtingus levus, jūsų pirma, todėl, kad aš pagalvoju, ten mano draugas žaidė tą žaidimą, toks donce, nu, aš pagalvoju, ai, karočią, žaidžiu tik tą, karočią, čia buvo labai senai, aš ten žaidžiau miniklip ir 8 ir galvoju, ai, aš žaidžiu tik tokius, pabandysiu kartu su žmonėm žaisti, pradėjau žaisti, o Banaby buvo jau 3 varnelių žvaigždutės lygio iš karto. Tai todėl taip ir atlieku. Tai va, kokia jo graudi istorija. Jokau, nelabai graudi, bet vis tiek įdomu paklausyti. Kai laukiam Golboxą. Po 10. Oi, nuo savo aš tuoj mirsiu. Miriau. Matote, aš irgi tuoj mirsiu ir miriau. Tai va. O, jau greit turėsiu 105 000 XP. Beje, rekomenduoju MC Tankisto video pažiūrėti. Ai, aš irgi šiandien jo video žiūrėjau, tai, nu, geras video, gali pasakyti. Geras Tankio laineris. Taigi ten, aišku, jam biškį, mačiau jo komentaruose, jį biškį išpravardžiavo tie žiūrėtojai. Aš tai prašiau, aš tau pavydžiu, tavo gerą video, vat. Nu, man jo video patiko tas.
Bet taip pat Norėčiau, kiek išdėjau mikrofonas toks. norėčiau tiek prenumeratorių, kiek turi vėjavaikis. Tai va, matote, aš dabar važinėjau į ringę. Aš nenorėčiau tiek prenumeratorių, kiek Kiek Cat. peržiūrų? Kiek? Po 10 000. Va, jeigu norėsite, tai galėsite pasidomėti Oskaro dėdės Jorio video. Jam apie 10 000 būna peržiūrų visą laiką. Ir laikų. Daug laiko. Tai va, jeigu norėsite, galėsite pasidomėti šito žiūrovai. O girdi, Oskio irgi turi kanalą. Taigi čia va, dabar mes abu čia Arnas tik tais filmuoja ir aš dabar jau pradedu filmuoti. Mes pradėsime va žiūrovai filmuoti, matot. Ir mes abu įkelinėjom. Tai va, jeigu mes Įdomu, vakar su kuo man susikūrėme Gmailą, tai va, Nu čia aš, aš sukūriau vakarą Gmailą šitą mums. Aš sugalvojau pavadinimą. Čia iš vieno tokias dimo, žinote, Euro Truck Simulator 2, tai tenais mums reikėjo komandos pavadinimą, grupės pavadinimas, kur aš buvau tuo momentu pas jį ir mes susikūrėme savo pavadinimą. Oskė Arnis. Nes taip ir mes dabar užsivadinė. Oskė yra vardas, o pavardės čia būtų Arnis. Bet mes norėjom, kad būtų kaip vienas žodis, tai... Bet taip gavos. Oskarnis. Norėjom biškį geresnio pavadinimo, bet šitas buvo iš geriausių. Nu tai va, dabar... Dar mano sesija visai normaliai buvo mūsų video. Taip, jinai irgi žiūrėjo mūsų video, jie sakė, labai gal patiko. Mes dar nežinome, bet jinai matė mūsų 3 epizodus dar. Oskaras ką tik supyko labai dėl goldo, kad nekrenta, bet tai matote... Galiu pasakyti jau, nes biškiau matas, nes 10 deimantų žiauriai nekrenta daug ir gali būti, kad nekris Golblox. Jeigu Golbloxas krenta, tai pasirodo tik vienas kris Golbloxas, tai gal Kristupai galėtų man padovanoti Golblox. Jo, nes Arnas žiauriai mažai turi money. 1600 km. Lygis ir kiek tu turi dalykų M1. Tai aš dabar norėčiau ištobulinti, žinai, ką frizerį M2. Tai va. O aš tai Ryka, ne. Bet ne, aš gal pabūsiu geras ir tau duosiu Golbloxą. Jei. Jeigu žinoma, Kris. Bet nemanau, iš per šį. Gal per šį video dar nekris, nes tokie neįdomus bus video. Kai kris Golbloxas, mes pavadinsime video tą Golblox kritimas. Girdėjau, gal geriau nekelsim. Nu, ką nekelsim? Nu, nesvarbu, ką kelsim, tai kelsim. Bet, žodžiu, gerai, va, dabar kariaujame. Įdomu, ar tau Gerai, įdomu? žodžiu, dabar mes kelsim visą video. Jas, jau tave vijuosi 9 galų skirtumas vis tiek, ar 11 eina savo. Painu. Matote, aš su juo kapojuosi. Nes tu esi vas... Golbox will be dropped. Girdėjau, man apsimoka vas PM1. Taip. Aha, sumokėtų labai. O dėl ko tu Hormito M1 neturi? Turi. Aš turiu. Kažkaip tai nepanašu šiandien, kai važiavo. Su nuliu atrodė. Nu tai Oskar, matot, gal kompas biškai palagina, gal jam atrodė remnus. Bet tai nekalbam apie lagus, kalbame apie Golboxus dabar. O video lagino? Nelagino? Aš nefilmavau video. O tu dabar nefilmuoji? Filmuoju, ką čia. O, aš turiu 104 900. Kiek turi kristalų? 13 976. Gal palauk akcijas frizerį. Taigi bus šitas, kaipgi kažkoks tenais sakė, kad bus gimtadienis tankio Alinė, tai kažkas tenais galėsim pasidomėti šituo ir galėsime nusipirkti. Dėl to gal man galėtum padovanoti Golboxą, nes aš tikrai norėčiau kai ką nusipirkti M1 ir M2. Nes viskam bus akcija likti po 5%, nes man Dovka 5.1 sakė tenais, nu kažką. Ir jūs patys gal žinote, kad tai gali būti. Man šiandien akcija, žinai kam? Kam? Nu, Oskaras sako, kad jam šiandien akcija, bet aš nežinau tikliai. Smaukimą. Jam sako smaukį, tai vat. Bet aš tikliai nežinau, geriau dabar laukiam Golboxo. Ir žinai, kiek čia kainuoja? Kiek jis kainuoja? Pavyzdžiui. 5 štukas. Nes 5%. 5%. Kai matote, mes toj vėl baigsime antrą epizodą, nes jau liko kelios sekundės. Nu gerai, jau Viso gero. Pasakyti, kad viso. Iki. Gerai, viso gero. Iki Iki. 3 epizodo.